Čia Energy Digest – tinklalaidė, kurioje apžvelgiama, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 36-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Ignitis grupė taikosi į Londono akcijų biržą, Litgrid pradėjo sinchroninių kompensatorių pirkimą, o Vilniaus šilumininkai išbandys 4 darbo dienų savaitę. Iš tokių vidutinių naujienų, antrasis žaliosios energetikos aukcionas neįvyko, o Vilniaus atliekų deginimo jėgainėje užfiksuotas COVID-19 židinys. Be to, energetikos darbotvarkę Minskui diktuoja besilankantys rusai, o Orlen Lietuva vėl žada investicijas Mažeikiuose. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Antrasis žaliosios energijos skatinimo aukcionas neįvyko. Jį organizavęs reguliuotojas pranešė, kad net ir savaitį pratęsus paraiškų teikimo terminą buvo gautos mažiau nei 3 paraiškos. Tai reiškia, kad 700 GWh per metus žaliosios elektros kvota, kurią planuota paskirstyti, perkeliama į tolimesnius aukcionus. Kitas toks aukcionas bus paskelbtas kitų metų balandžio 6 dieną. Svarstoma, kad susidomėjimo naujasis konkursas nesukėlė, nes valstybės parama dabartinėmis rinkos sąlygomis nėra reikalinga. Šių metų aukcionui nustatytas maksimalus priedas prie rinkos kainos siekia vos daugiau nei 3 eurus už megavatvalandę. Jis buvo 22% mažesnis nei pirmojo aukciono metu. Tuomet paskata galėjo maksimaliai siekti 3,86 eurus už megavatvalandę. Pirmajam aukcionui buvo pateiktos net 8 potencialių dalyvių paraiškos, tiesa, vieno jų dokumentai neatitiko reikalavimų. Visgi, dar pirmojo konkurso metu bent 2 dalyviai sutiko vėjo jėgainių parkus vystyti be finansinės valstybės paramos. Jo laimėtojas Windfarm Akmenė One gavo tik pirmenybę tiekti elektrą į perdavimo tinklą. Tai yra, jei dėl techninių priežasčių sumažėtų galimos perduoti elektros kiekis, laimėtojo vėjo parko gamyba būtų stabdoma paskutinė. Svarstama, kad nepavykęs konkursas neturėtų lemti atsilikimo nuo numatytų žaliosios energetikos plėtros planų. Planuota, kad šiemet šalyje iš atsinaujinančių išteklių bus pagaminta ne mažiau kaip 20% šalyje suvartojamos elektros, tačiau jau pernai šis rodiklis siekia 20,91%. 64% visos Lietuvoje pagamintos elektros tuomet buvo žalia, 62% jos buvo pagaminti vėjo jėgainėse. Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą valdančios Orlen Lietuva vadovas Michalas Rudnickis ekonomikos ir inovacijų ministerijoje šią savaitę susitiko net su 4 energetikos, ekonomikos, finansų ir susisiekimo ministrais. Anot pranešimo, bendrovė pristatė planus Mažeikių perdirbimo gamykloje statyti naują sunkaus naftos likučio perdirbimo įrenginį. Teigiama, kad vyriausybė, jei sprendimas investuoti būtų priimtas, svarstytų, kaip šioms investicijoms padėti. Planas diegti hidrokrekingo įrenginį Mažeikių naftos gamykloje jau skaičiuoja bent 10 metį. Tiesa, kalbos apie tai pastaruoju metu paaštrėjo. Nuo šių metų pradžios Tarptautinė jūrų organizacija įvedė pasaulinį mažiau sieringų jūrinių degalų standartą. Hidrokrekingo įrenginys leistų Mažeikiuose pagaminti daugiau lengvųjų, mažiau sieringų naftos produktų, sunkiųjų naftos produktų sąskaita. Taip, gamykla taptų konkurencingesnė. Danielis Obaitekas, Lenkijos PKN Orlen grupės valdybos pirmininkas, šių metų vasarį teigė, kad rangovas šiems darbams turėtų būti rastas iki metų vidurio. Tuomet apie 220 milijonų eurų vertės įrenginys galėtų pradėti veikti 2023 metais. Tačiau kol kas apie rangovus oficialių žinių nesigirdi. Iš vyriausybės pranešimo galima spėti, kad ir sprendimas investuoti taip pat dar nepriimtas. Rusijos premjero vedama ministrų delegacija šią savaitę apsilankė gelbėjimo rato ieškančiame Minske. Energetikos darbotvarkė buvo pabrėžtinai rusiška. Be kitų dalykų buvo kalbama apie galimybės nukreipti baltarusiškus naftos produktų krovinius iš Klaipėdos į Rusijos uostus. Taip pat pažymėta būtinybė išlaikyti ilgalaikius santykius tiekiant naftą. Jos kaina, anot Rusijos energetikos ministro, ateinantiems metams turėtų likti šių metų lygyje. Taip pat sutarta išspręsti rusų vertinimo $328 milijonus siekiančios Minsko skolos už dujas klausimą. Baltarusija iki šiol priešinosi krovinių patraukimui iš Klaipėdos. Po Rusijos vadinamo mokestinio manevro kilo šalių konfliktas ir dėl naftos. Baltarusija ėmė dalį jos importuoti per Lietuvą ir Ukrainą. Be to, dar Liepos pabaigoje Aleksandras Lukašenka svarstė, kad dujos Minskui turėtų kainuoti ne $127, o $40 už 1000 kubinių metrų. Baltarusiškoji šio susitikimo darbotvarkės dalis, Astravo branduolinės jėgainės elektros eksporto į Rusiją klausimas,
buvo patikėtas dar suformuosiamai komisijai. Ignitis grupė pranešė nusitaikiusi akcijas platinti Vilniaus ir Londono akcijų biržose. Šią savaitę išplatintas įmonės pranešimas yra formalumas, jis būtinas einant į tokias tarptautinės biržas kaip Londono. Tai dar nėra formali IPO proceso pradžia, taip pat tai nėra garantija, kad bendrovė bus listinguojama, tačiau kartu su šiuo pranešimu paaiškėjo, kas bendrovei padės žengti į tarptautinės rinkas. Tam grupė pasamdė JP Morgan Securities, Morgan Stanley & Company International, UBS Europe ir Swedbank. Įmonė planuoja išplatinti nuo 1/4 iki 1/3 savo akcijų. Analitikai skaičiuoja, kad taip ji galėtų pritraukti nuo 5 iki 700 milijonų eurų investicijų ir pasiekti 2 milijardų eurų įvertinimą. COVID-19 ligos protrukiai 4 bendrovėse šią savaitę atsekti iki židinio Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybose. Jėgainę statančiai Ignitis grupės bendroviai pateiktos rekomendacijos dėl grėsmių valdymo. Anot Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, statybvietėje, kurioje dirba 700 darbuotojų, nebuvo paisoma darbo organizavimo principų rekomenduojamų siekiant išvengti infekcijos židinių. Dar tikrinama, kaip buvo laikomasi iš užsienio atvykusių darbuotojų izoliavimo tvarkos. 350 milijonų eurų kainavusioje su ES parama statomoje jėgainėje šią savaitę pradėti karštieji bandymai. Lietuvos perdavimo sistemos operatorė Litgrid pradėjo sinchroninių kompensatorių pirkimą. Šie įrenginiai reikalingi prisijungimui prie kontinentinės Europos elektros sistemos. Tai yra elektros varikliai, padedantis palaikyti sistemos dažnį. Po jūrinės elektros jungties su Lenkija Harmony Link tai antrą didžiausią biudžetą turinti sinchronizacijos projektas. Paskelbtas pirkimas apima projektavimo, gamybos, įrengimo paslaugas, garantinį aptarnavimą ir atsarginės dalis. Sutartį pasirašyti planuojama antrą ateinančių metų ketvirtį. Ir galiausiai, Vilniaus šilumos tinklai nuo rugsėjo 1 dienos pradėjo 4 darbo dienų savaitės eksperimentą. 580 darbuotojų turinčioje sostinės šilumos tiekimo bendrovėje trumpiau dirbti pradėjo 7 padalinių darbuotojai. Eksperimentas vyks 2 mėnesius. Jo metu įmonė matuos kiekvieno padalinio veiklos rezultatus. Taip pat bus matuojami bendrieji personalo rodikliai, tokie kaip kaita, sergamumas, darbuotojų nuotaika. Anot bendrovės, jei eksperimentas bus sėkmingas, nuo kitų metų tokia praktika bus pritaikyta visoje bendrovėje. Prieš pabaigą norėčiau pasitaisyti. Tartu miestas Estijoje per metus suvartoja beveik 20 gigavatvalandžių, ne teravatvalandžių elektros, kaip sugebėjau pasakyti praėjusią savaitę. Atsiprašau. O šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ir bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.